Sveiki visi, noriu pasidalinti su jumis savo naujausiu atradimu, tai yra paukščių balsais. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, niekada gyvenime nebuvau paukštininkė, taisyklingai sakant, ornitologė. Man paukščiai niekada nebuvo įdomus ir aš iš tikrųjų studijavau biologinę įvairovę. Ir ten buvo įvairių praktikų, buvo ir vabzdžių, ir paukščių, ir augalų, bet aš visą laiką buvau susikoncentravus būtent į botaninę pusę, tai yra į augalus ir kitomis rytimis nelabai ir domėjaus, nors atrodo gamta, va čia turėtų ir tas būti įdomu, bet va kažkaip aš visą laiką tuos augalus. Ir aš manau, kad viena iš priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, aš nesidomėjau paukščiais, tai yra tiesiog, kad mano yra gana prasta rega ir kai sakydavo, o žiūrėk, ten skrenda, o žiūrėk, kaip jis ten paukštelis ten kažką daro. Ir aš tiesiog neįžiūrėdavau. Ir man kažkaip tas galbūt šiek tiek atmušė nuo tų paukščių ir prireikė tikrai nemažai laiko, kol aš juos prisijaukinau. Ir dabar vat visai netikėtai atradau vieną programėlę, su kurios pagalba aš, kaip pasakyti, įsimylėjau paukščius. Iš tikrųjų, įsimylėjau paukščius ir tiesiog ateina toks momentas, kai tu visą gyvenimą gyvenai, kažkur fone girdėdavai tuos paukščius, bet staiga tu supranti, tu pradedi juos sekti, kiekvieną tą balselį, kiekvieną giesmelę. Ir ausis dabar visą laiką būna įtemptos ir aš klausau, kągi jie dabar sugiedos, ar koks naujas pasirodys, ar dar ką. Ir mes savo aplinkoje paprastai gyvenam ir mes tam tikrų dalykų nepastebim. Tiesiog smegenys koncentruojasi į tai, kur mes dėmesį kreipiam. Ir jeigu, pavyzdžiui, paukščiai yra ne jūsų sritis, jūs nematysit ir negirdėsit tų paukščių. Jeigu jūs nesidomit augalais, jūs nepastebėsit augalų. O tie, pavyzdžiui, kas domisi būtent kažkuria tai sritim, tai jie būtent koncentruojasi ir jie visur pastebi tai, kuo jie domisi. Sakykime, man netgi gamtoje einant, ne gamtoje, tiksliau mieste ar kažkur tai einant naujoje vietoje, nepažįstamoje, aš visą laiką kaip orientyrų ieškau augalų, nes man jie tarsi rodo kelią. Aš atsimenu, šitoje vietoje auga toks augalas, šitoje vietoje auga toks augalas. Ir paskui man lengviau būna sugrįžti ir surasti kelią. Čia, pavyzdžiui, užsienio kokioj šaly, nežinau, nebūtinai, bet kad ir toj pačioj Lietuvoje. Bet jie man būna tarsi orientyrai, kaip aš galiu grįžti atgal. Tai labai įdomus toks pastebėjimas ir kažkaip paukščiai aš niekada jų negirdėjau ir dabar tiesiog toks atėjo momentas, kad atrodo atsivėrė tarsi nauja dimensija, paukščių dimensija. Ir tiesiog naujas pasaulis atsivėrė, atrodo visą laiką gyveni šitoje aplinkoje, tie paukščiai kažkur fone, bet dabar tu pradedi juos jausti, tu pradedi juos girdėti ir tai yra taip įdomu. Ir tikrai šiuolaikinės technologijos atveria tam tikras duris daugam. Yra aišku ir daug minusų, bet yra ir labai daug pliusų. Tai įvairios programėlės gamtos pažinimui tai yra kažkas pasakiško, nes jums realiai nebereikia kažkokių tai mokytojų ar dėstytojų, kurie jums išmokytų, kaip atpažinti vieną ar kitą augalą, grybą, vabzdį, paukštį ir taip toliau. Tai šito video noriu būtent koncentruotis į labiau gal muzikantus ar tos, kurie prijaučia muzikai, nes vis dėlto paukščiai tai yra muzika, tai yra seniausia turbūt muzika, kokia egzistuoja šitoje žemėje. Realiai tai viskas yra vibracijos, viskas yra garsas, viskas yra muzika, bet paukščiai, tos melodijos, ritmai, viskas ten yra tiek daug visko. Ir aš galvoju, kiek daug kompozitorių sėmėsi savo kūrybai įkvėpimo būtent iš gamtos ir galbūt muzikantai, įvairūs kompozitoriai būtent iš paukščių, nes ten ir sinkopės, ir visokie džiaziški ritmai, ir visokios melodijos, tiesiog yra taip įdomu visą tai pradėti girdėti ir kartą išgirdęs, tu nebegalėsi
atsiklausyti. Ir kiekvieną kartą, jeigu jau įsiminsi tą melodiją, tu ją ir atpažinsi. Ir kiekvieną kartą eidamas tu atpažinsi ir iškart žinosi, koks paukštelis bendrauja su tavimi. Tai, iš tikrųjų, ne su mumis, bet tiesiog mes žinosim, kas šalia mūsų aplinkoj ar kažkokio tai vietoj gieda koks paukštelis, ir tai yra labai įdomu, nes tai irgi leidžia susidaryti tam tikrą įspūdį, kas mus supa ir kokia biologinė įvairovė ir kiek tų paukštelių. Pavyzdžiui, aš dabar pasižiūrėjau su ta programėlė, kiek jinai man parodė tų paukštelių, tai realiai vien va čia aplinkoj aš sutikau, va, pavyzdžiui, šitos paukščius. Didžioji zylė, kuri labai turi tokių įdomių balselių ir nuo tokių, man, pavyzdžiui, labai padeda paukščių melodijas įsiminti, tiesiog kažkokį tai sukurti, angliškas žodis būtų pattern, čia tokį kaip neraštą, bet kažkokį kaip ritmą ar melodiją, kas jum asocijuotųsi, ar kažkokius tai gyvūnų garsus, kitų gyvūnų, ar paukščių. Pavyzdžiui, būna zylė, sako tokį titiri, titiri, titiri. Tai man toks iškart su kažkokia tai višta, kutkuda, kutkuda, kutkuda. Ir, tada atrodo, skamba, aišku, labai juokingai, bet labai padeda tai įsiminti tas paukščių giesmeles. Arba, pavyzdžiui, taip, dar ankstyvoji pečialinda buvo užfiksuota, raudongalvė sniegena, paprastoji pilkoji zylė, geltonoji starta. Geltonoji starta man visą laiką nedavė ramybės. Aš iš tikrųjų jau bandžiau kažkada anksčiau domėtis, kas ten pas mane taip keistai gieda. Ir kažkaip buvau kitą programėlę susiuntusi ir neveikė. Ir dabar va štai būtent su šitą programėlę, kurią aš jums parodysiu, viskas susidėliojo į savo vietas. Aišku, tos programėlės jos irgi tobulėja su kiekviena diena ir, sakykime, tai, ką jos anksčiau rodė, jos dabar jau rodo daug daugiau, nes daug daugiau duomenų suplaukia iš tų pačių programėlės naudotojų ir profesionalai dar ten patikrina, pertikrina, patvirtina ir tuo tie duomenys tampa tikslesni. Čia beje greičiausiai girdime, kad juodąjį strazdą įtariu. Aš esu paukščius, aš esu visiškai naujokė. Kaip jau minėjau, mokiausi biologinį įvairovę, bet per Sauliaus Kujos paskaitas aš truputėlį taip praplaukiau. Aš mokiausi kažkiek, bet man neužsifiksavo. Smegenys nefiksuoja tai, ko jos nenori fiksuoti. Nepriima informacijos. Tai, ką norėjau pasakyti, kad programėlės tampa vis tikslesnės, bet nereikėtų jomis pasitikėti visų 100%. Sakykime, man užfiksavo vakar, kad girdėjau lėlį, toks yra lėlys, toksai paukštis, bet jo garsas šiek tiek primena galbūt tokį varlių kurkimą, o pas mus labai daug yra varlių prie prūdo, labai daug kurkia ir aš galvoju, programėlė tiesiog sumaišė su to varlių kurkimu, tai jūs turit vis patikrinti tuos pasikartojančius garsus, tas giesmes paukščių, ar atitinka ir tokiu būdu, jeigu vis atitinka, greičiausiai, kad taip ir bus ta melodija. Tai va, muzikantam yra lengviau iš tikrųjų tas melodijas įsiminti paukščiukų. Tie, kas turi gerą regą, be abejo, pagal išvaizdą, pagal skraidimo pobūdį, ten yra visokių tokių subtilybių, bet aš kaip paukščiukose pradedančioji, sakykim taip, tai man tos melodijos iškart čekšt, aš šiokia tokia muzikantė, tai man iškart leidžia geriau juos pažinti. Tai, pavyzdžiui, ta geltonoji starta. Aš rytais visą laiką girdėdavau pro langą tokį toks labai įdomus garsas ir aš galvodavau, kas ten čiulba. Ir va ta programėlė kita man kažką netai parodė, prastai ten gal prieš porą metų. Ir aš tada buvau numetus visus tos dalykus, galvoju, čia nesivelsiu, dar klaidų netaip išmoksiu ir neverta. Tai iš karto šitą programėlę parodė, kad tai yra geltonoji starta.
ir man viskas susidėliojo. Taip, čia dar buvo užfiksuota langinė kregždė, margasparnė musinukė. Margasparnės musinukės yra labai ypatinga melodija. Giesmė tokia netgi, sakyčiau, su sinkopiam kažkokia šiek tiek džiazo tokio turi. Tai jinai yra tokia, tai prisiminsiu. Ciki, 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 cik, cik, cik. Ciki, ciki, cik, cik, cik. Tokia vat, arba tiki, 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 tu, tu, ti. Nu čia jau kaip jūs savo įsiminsit, taip ir bus, bet man toks egzotiškas, tarsi atrodo būgnų kažkoks tai ritmas, gali muzikantai panaudoti tai savo muzikoje, ritmuose. Taip, rudoji devynbalsė buvo alksninukas, liepsnelė, labai graži melodija giesmė, bet jos man dar nepavyko įsiminti. Taip, čia buvo juodoji zylė, miškinis kalviukas, paprastasis kikilis, juoda galvė devynbalsė, baltoji kielė, pilkoji pečialinda, langinė kregždė, žaliukė, volungė, galbūt remeza, bet su klaustuku, strazdas giesmininkas, pilkoji musinukė. Tai va tiek paukščiukų man pavyko vien čia aplinkoje užfiksuoti, realiai kieme. Tai net ir, sakykime, tie, kurie galvoja, kad paukščiukai yra tik tai gamtoje, tai mieste, aš jums pasakysiu, kai gyvenau Vilniuje, aš vakarais girdėdavau prie Neries lakštingalą. Tai nereiškia, kad visi paukščiukai yra gamtoje, tik tai mieste jūs irgi galite su ta programėlė dėl įdomumo prasieiti, ypač palei Neries krantinę, kažkur, kur daugiau žalumos, ir pasitikrinti, ką jūs išgirsite. Pavyzdžiui, čia aš šįryt girdėjau ir kaip jisai keršulis berods buvo, tai jo, keršulis, tai toks nu toks vat kažkokia tokia, kaip, nu man jis kaip balandis realiai yra, nežinau, aš tų paukščių nelabai pažįstu, bet jau žinosiu, kad čia keršulis, tai vat miestuose greičiausiai tų keršulių galite irgi išgirsti visokiose prie sodų, sodybų. Tai va, nu aš jau čia labai prisipliurpiau, bet man tiesiog, žinokit, tiek įkvėpimo dabar yra ir aš visur nešiojuosi tą programėlę ir visur tikrinu, kas per paukščiai. Tai dabar galbūt pabandysim kažkur arčiau prieiti kokiu nors paukščiuku ir su programėlė aš parodysiu, kaip tai veikia. Nu tai pabandom tada. Taigi, programėlė vadinasi Merlin. Ją galite atsisiųsti iš, nežinau, ten Google Play parduotuvės ar kur. Čia kaip ir reklama, kaip ir nereklama, man niekas neprašė reklamuoti, bet tiesiog man tai yra labai didelis atradimas, tai ir dalinuosi. Taigi, Merlin programėlė, jinai taisyklingai vadinasi berods Merlin Bird ID, Merlin Bird ID, jeigu taip pat raidė po raidės sakant, ir tiesiog užeinate į tą programėlę, ten geriausia yra nusistatyti vietą, kur esate, nes tada tiksliau gali identifikuoti paukštį. Jeigu jūs nenustatysite vietos, tai jie ims viso pasaulio galimus paukščius, tai gali būti, kad jums ten, nežinau, mestų ir Argentinos paukščius, ten, nežinau, Kinijos, Japonijos, tai, nu, nesąmonė gaunasi. Tai geriau nusistatyti būtent savo regioną, geriausia, idealiausia būtent savo vietą, tai galite arba rankiniu būdu, arba tiesiog įsijungti tą vietos sekimą, leisti programėlį naudoti ir tokiu būdu galite būtent savo vietoviai nustatyti, koks paukštis yra. Taigi, tiesiog, jeigu norite pradėti įrašyti, tai paukščių balsus tiesiog paspaudžiate Sound ID ir pradės tada įrašinėti paukščius. Tai jūs. Na, aš dabar, pavyzdžiui, rankiniu būdu nustatysiu lopaičius, tai jau pavyzdžiui, čia kaip pavyzdį. Ir pasižiūrėsime, kokius mums čia užfiksuos paukščius. Va, matot, fiksuoja. Pilkoji devynbalsė, juodasis strazdas, geltonoji starta. Oi, kiek iškart čia tų paukščiukų. Didžioji zylė. Va, didžioji zylė tai labai pas mus dažnai yra. Tuoj paklausysim.
Ir būtent rodo pageltonuoja, kai rodo būtent koks tuo metu paukštis gieda. Jeigu yra keli paukščiai, tada iškart keli langeliai pageltonuoja. Na va, čia toks kaip pradžiai jums parodyti. Ir čia kartais vienu metu labai daug paukščiukų gieda ir sunku susigaudyti, jie vienu metu pageltonuoja visi ir sunku susigaudyti, kas tiksliai tuo metu gieda. Tai tiesiog, kad pasitikslintumėte melodiją, dabar pavyzdžiui, galim paspausti geltonoji startą. Čia vat yra visas aprašymas, aš nusistačiau lietuvių kalba, bet čia aišku vis tiek man kol kas dar meta angliškai. Galite nusistatyti, kad rodytų ir lotyniškus pavadinimus, ir lietuviškus. Svarbiausia jums, kad nustatytų būtent lietuvišką pavadinimą, kas visiškai pradedantieji paukščiuose, tai užteks jums ir to lietuviško pavadinimo, lotyniškas gal net nebūtinas. Na, o aprašą jau galėsite, taip sakant, pasigūglinti lietuviškai. Ir kas čia dar yra įdomu, kad prie kiekvieno to paukščiuko yra ir jo melodijos pridėtos. Tai, sakykime, paklausom dabar. Tuoj. Paklausom. Ai, čia reikia pirmiausia išjungti identifikavimą. Va čia, pavyzdžiui, geltonoji starta. Čia įrašas yra. Ir pagal tai galite, taip sakant, pasitikrinti, ką jūs girdėjote. Va yra įrašai, tai vadinkim dainelė ir tie kvietimai, šaukimai, nežinau netgi kaip čia verčiasi. Taisyklingai lietuviškai. Tai jeigu abejojate, ką jūs ten išgirdote, tai galite pasitikslinti tas melodijas, būtent paspaudę ant paukščiuko, kurį ale išgirdote, ir ten bus išsamesnė informacija apie jį. Na, kam yra sunkiau su anglų kalba, mačiau ten, jeigu, pavyzdžiui, vyresni žmonės, galbūt ten rusų kalba lengviau, nes lietuviškai dar čia ne viskas yra. Tai galite nusistatyti rusiškai, bet mačiau, ten vis tiek yra angliškai dalinai meta, tai, nu, pasižiūrėkite, aš manau, tie dalykai su laiku tobulinami, bet labai iš tikrųjų yra nesunku, jums tiesiog reikia paspausti pradžiai Sound ID ir ten jau pradės mesti jums kokie paukščiukai aplinkui gyvena. Tai va, Merlin Bird ID vadinasi, paklausom dabar, musinukės margasparnės, jos labai tokia išraiškinga. Džiaziška tokia, sakyčiau. Čia kur ta tyri, tik, tirik. Galit vieną fragmentą išmokti ir jis padės jums paskui atskirti. Nebūtinai visą melodiją, bet kažkokį tai fragmentą, kuris jums lengviau įsimena. Na, dar vieną kartą. Leisim musinukai pasireikšti. Va, čia buvo būtent tas fragmentas čyri, čirik. Na, dabar miškas tiesiog ošia nuo paukščių balsų po lietaus. Va, didžioji zylė. Cygi. Atrodo, žinau dar ką primena, kai su tokia senovinio pompa mano tėtis pūsdavo guminę valtį ir jos garsas būdavo, nu, toks grinai pūtimo, tai va šiek tiek gal primena didžioji zylė.
Na va, daug čia girdim, bet išraiškingiausiai kol kas didžioji zylė čia skamba. Paklausom čia. Juodasis strazdas. Musinukė labai viską permuša, jinai pas mus kažkaip labai garsiai. Gegutę girdėjau. Tai kviečiu atsisiųsti, išsibandyti. Man tai turbūt buvo, sakyčiau, metų atradimas ir tai paskatino dar labiau domėtis gamta, domėtis paukščiais. Visko turbūt neįmanoma išmokti, nes pasaulis yra nemažas ir nemažai ten tų rūšių visokių yra, bet bent jau vietinės, kas kieme gyvena, kas vietinius augalus, aš jau truputėlį plačiau žinau, bet vietinius augalus išanalizuokit, su kita programėlė galima, išanalizuokit paukščiukus, kurie gyvena aplinkui ir stenkitės išmokti atmintinai tas melodijas, ta prasme įsiminti daugiau mažiau, kad jau išėjus į gamtą nereikėtų jau kišti telefoną ir ieškoti, kasgi ten dar nuskambėjo, kokio paukščiuko melodija, nes iš tikrųjų smagiausia, kai mes sugebam patys be jokių technologijų atpažinti ir įsiminti. Ir tai aišku lavina ir atminti ir yra labai įdomu stebėti tos paukščius. Tai šiam kartui tada būtų tiek. Tikiuosi, kad buvo naudinga, kviečiu susipažinti su paukščiais. Man pačiai labai netikėta, kad aš šitą ir sritį šiek tiek pasinėriau dabar. Čia ne lėlys, čia kurkia varlės pas mus. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Kviečiu užsiprenumeruoti šį kanalą, jeigu dar to nepadarėte. Kviečiu rašyti komentarus, spausti patinka. Gal pas jūs kokių retų paukščių gyvena, įdomu. Ir taip pat galite tapti Gamtos poezijos patronais, nuoroda yra aprašyme. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.